Elektros stotelė ir inverteris viename. EcoFlow, pats naujausias modelis, tai yra trečias modeliukas, tai yra Delta Pro. Šis modelis nėra pigus, kainuoja jisai kelis tūkstančius ir skirtas tiems, kam reikia tikrai gero, išgalvoto ir rimto sprendimo ir gali savo įleisti. Šis įrenginys turi daug pakankamai funkcijų ir mes apie šiek tiek pakalbėsime plačiau. Visų pirma, mes jį galime turėti, pakraudami mes jį galime iš tinklo, kol yra elektra, bet kartais objekte tos elektros nėra arba ją įsivesti yra velniškai brangu. Tokiu atveju galim mes naudoti su saulės panelėmis. Galim pirkti pačio EcoFlow panelės, bet galim naudoti tas panelės, kurias naudoja žmonės tiesiog ant stogų. Jos yra gerokai pigesnės ir pakankamai efektyvios. Šiuo metu saulytės mes neturime, o šiek tiek yra 11-14 vatų. Dėl to, kad yra jau ruduo, artėja ir žiema, saulės visiškai nėra, plius saulė kažkur ten dabar yra, už debesų, o panelės iš vis yra už namų. Nepaisant to, vis tiek mums jau kažkiek gamina. Tačiau gamina per mažai. Tiek šitas įrenginys, tiek jo generatorius dirba per Wi-Fi, taip kad mes nuotoliu galim juos abudu ir valdyti ir matyti. Kaip viskas vyksta? Tarkime, mes norime nuotoliu įjungti kažkokį įrenginį. Tai mes tiesiog keliaujame į patį įrenginį nuotoliu ir įjungiame kažkokį tais įrenginį. Matome elektros sąnaudas. Ten beprasmiškai bėga vanduo, pumpuoja iš prūdo į prūdą. Bet tai gali būti siurbliai, tai gali būti su laistymo sistema, tai gali būti kameros, statybos, kas į tais reikia. Taip, kad mes viską valdom telefonu. Toliau, mes galime pasakyti jam, kad tu išsikrauk iki tam tikros ribos ir mes norime, kad tu pats įsijungtum generatorių. Pasiekus 30%, girdim, užsikūrė, nes jo dabar baterija yra 29%. Mes galime pakelt, galim pamažinti šitą ribą. Tarkime, generatorius užsikurs nuo 25%. Dabar jis užsivadęs yra šią momentui ir gamina mes 1,7 kW energijos turime. Čia kartu paėmus ir iš generatorius, ir iš saulių panelės. Galim mes generatorių tiesiog dabar užsigesinti, kad jis mums čia neburkstų. Užgeso. Keliaujame mes atgal į savo deltą. Turim čia kreivės energijos. Dabar mes galime nukeliauti į nustatymus ir mes galime pasirinkti, kad 25% jisai užsiveda. Tai mes pasikelkime iki 30% ir, kaip girdim, užsikūrė. Kada jisai užsigesins? Užsigesins tada, kada mūsų baterija bus 100%. Kai pasieksim 100%, mūsų generatorius užsigesins. Dabar eisim prie jo pakalbėti, todėl mes jį išsijungim, kad mums netrukdytų susikalbėti. Šis generatorius gali būti naudojamas, aišku, ir ne su statele, gali būti naudojamas tiesiog paprastai. Turi jisai liaudiškai tariamą rozetę. O šito kabeliu susijungia jisai su mūsų Delta Pro. Turintiems ne Pro modeliuką, jums šito adapterio nereikės. Nes jungtis pas šitą yra štai tokia, pas jūsų Delta bus irgi tokia jungtis, o šitas modelis ir senesnis modeliukas turi štai tokią jungtį. Taip kad mums reikalingas toks yra adapteris, kurį pasijungiam, jis komunikuoja, visa informacija vaikšto per jį ir datos principu. Ir kas gerai, leido. Kas yra labai gerai, kad tarkime, benziną pilt po 4 litrus tikrai atsibos, reikės dažnai grįžti sodybą ir tai yra šiek tiek ir brangoka, bet jisai turi galimybę dirbti ir dujų. Jungiasi jos čia, jungiam balioną, didelį balioną galim 10 balionų pasijungti ir galim palikti savo sodybą su elektra, nepaisant kas kada nutiktų, o galbūt tiesiog mums reikia labai elektros. Taip kad puikus sprendimas. Turime šią naujieną mes šiuo metu ir prekyboje.
jų beveik dar neturi niekas. Tai yra visiška naujiena. Jeigu jums reikia tokio rimto sprendimo ir galite sau leisti, tai yra puikus modelis, puikus alternatyvus sprendimas, jeigu mes neturime elektros įvado. Beje, jisai štai turi 2 saulės įėjimus. Galim nebūtinai saulę jungti. Čia yra aukštos įtampos nuo 30 iki 150 voltų ir 15 amperų max. Čia galim mes įkrauti ir iš mašinos, nes jis dirba jau nuo 11 voltų iki 60 voltų ir 20 amperų max. Bet tiek čia galim pasijungti saulę. Tik pasiskaičiuokit, kokios mes galim čia galius jam duoti, nes saulės panelės turi irgi voltažą, amperažą, pasiskaičiuojam, sujungiam tiek, kiek mums reikia ir turim puikų sprendimėlį. Beje, smulkmena, dangtelis susikiša. Galvosit, kam to reikia. Nu, žinokit, nepatogu, kad dangtelis jisai užsidarinėja ir neina jo sukišti. Visai fainas sprendimas. Taip kad, jei turi klausimų, klauskit, norit pamatyti, užsukit, norit pasikalbėti, užsukit, paskambinkit, pasikalbėsim plačiai apie šią fainą naujieną. O, saulytė, vos kabina, 8 vatai gaminasi. Nu, bet o ne iš. Stabdom mes savo siurblį, kaupiam elektrą ir turim puikų daiktą pas save. Namuose, sodyboje, dirbtuvėse, galbūt esat meistras, jums reikia nemažai elektros, kažką sukat, gręžiat, pjaunat, taip kad geras variantas.